Sveiki, šiandien turime gana paprastą uždavinį. Reikia įrodyti, kad nėra tokio pirminio triskaitmenio skaičiaus, kurio numeriai sudarytų aritmetinę progresiją. Pasivadinam tą skaičių A ir mes sakom, kad tai yra triženklis skaičius, žymimas dažniausiai tokiu brūkšniu viršui ir A nelygu 0, žinoma. Ir mums reikia pasakyti, kad mums reikia įrodyti tiksliau, kad ABC, jeigu A yra pirminis, čia dar parašysiu priklauso pirminiams, kad ABC nesudaro aritmetinės progresijos. Tai kaip paprastai aritmetinės progresijos skirtumą D pasižymim. Ir kaip norėčiau įrodyti su prieštara. Tai tarkime, kad yra toks pirminis skaičius A, kad sudarytų, tai tada D būtų lygu B minus A, žinoma, nes turi sudaryti aritmetinę progresiją ir tai taip pat reiškia, kad D priklauso sveikiesiams skaičiams. Tai dabar reikia parašyti A išraišką kaip pirminio skaičiaus. A būtų skaidoma taip ir 100 vienetai yra A, tada plus 10 vienetai yra B ir galutinai plus C. Dabar vietoj A mes tiesiog turėsim A, tada B bus A plus D, o C bus A plus 2D. Tai išsirašydami turim 100A plus 10 ir vietoj B A plus D. Ir vietoj C turim plus A plus 2D. Kam dabar tai yra lygu? 100A plus 10A plus 10D plus A plus 2D. Turim 111A plus 12D. Ir čia, jeigu pastebėsim, tai galima priskliausius iškelti 3. Liks 37 plus, tiksliau 37A plus 4D. Tai mes gaunam, kad skaičius, jeigu A, B ir C sudaro aritmetinę progresiją, mes gaunam štai tokį skaičių. Bet kas yra negerai, kad šitas skaičius dalinasi iš 3. Mes jį galim dalinti iš 3. Tai gavome prieštarą, gavom, kad A dalinasi iš 3, jeigu A, B, C yra aritmetinės progresijos nariai. Ir būtent taip su prieštara mes įrodėm, kad nėra tokio triženklio skaičiaus A, pirminio triženklio skaičiaus A, kad jo 100, 10 ir vienetų skaičiai sudarytų aritmetinę progresiją.